Labą dieną, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Čia jums pristatau labai paprastą, suderintą, subalansuotą augalų maitinimo kompleksą, kuris skirtas vidutinio dydžio šiltnamiai, tai yra 6 metrų ilgio arba 18 kvadratinių metrų dydžio šiltnamiai. Tai yra maistas dirbai ir maistas augalams, kuo jisai ypatingas. Na, pradėsim nuo kalkių. Apie kalkės galiu pasakyti taip. Arba jūs auginate sideratus giliom šaknim, kurie iš 2 metrų gylio ištraukia kalcį, magnį ir kitus šarminančius elementus. Bet jeigu nenorite laukti 1, 2 arba net daugiau metų, ypatingais atvejais, kai dirva suvaryta, jūs tada naudojate maltas uolienas. Čia yra maltas kalkakmenis. Tai yra visiškai natūralu, tiesiog granulių pavidale. Esmė tame, kad dirvoje gyvena mikroorganizmai įvairių tipų ir vieniems reikia organikos, kitiems uolienų. Ir būtent šių uolienų reikia mikroorganizmams, kurie perduoda kalcį, magnį ir kitus elementus augalams. Jeigu dirvoje trūksta kalcio, magnio, tuomet dirvos užrūgštėja, galima sakyti, augalai pradeda badauti, nes neįsisavina maisto medžiagų. Ir būtent kalkės išsprendžia šitą problemą labai greitai ir efektyviai. Antras dalykas šiame rinkinyje tai maistingas mišinys, universalus, tinkantis visiems daržo augalams. Jame aš sudėjau viską, kas reikalingiausia ir viskas 100% natūralu. Jame yra sapropelis, kompostuotas arklių mėšlas, ekologiškas vištų mėšlas. Pabrėžiu, labai svarbu, kad vištų mėšlas būtų ekologiškas, nes jeigu tai ne eko vištų mėšlas, tai reiškia, paukščiai būna šeriami visokiais modifikuotais pašarais ir tai tikrai nieko gero. Reiškia, turi būti ekologiškas. Šiame mišinėje naudojamas ekologiškas vištų mėšlas. O taip pat kiti natūralūs ingredientai, kurie yra būtini augalų mitybai. Visa tai sukuria tinkamą terpę augalų mityboje ir jokių mulčiavimų to nepasieksite, nes nėra tokio mulčiaus, kuriame būtų visos tos medžiagos, kurios yra štai tokiuose dalykuose kaip sapropelis, na ir kai kurie kiti natūralūs ingredientai. Dar šiame rinkinyje skystas biohumusas, sliekų darbo rezultatas, ir skystas sapropelis, dar kitaip vadinamas sapropelio pasta. Abu dalykai skirti reguliariam tręšimui laistant arba purškiant, galima naudoti visą sezoną. Šie dalykai turi ne tik tai daug įvairių elementų, vitaminų, rūgščių, bet ir galybę mikroorganizmų. Kuo ypatingas būtent mūsų biohumusas, kuo jis kitoks negu kiti rinkoje. Todėl, kad jisai yra šviežias, mes pilstume prieš išsiuntimą, pridedame instrukciją, kaip jį naudoti. Būtina gavus iš karto prasukti kamštelį, kad įeitų oro, kad mikroorganizmai toliau gyvuotų. Skystas sapropelis taip pat naudojamas purškimui arba laistymui, galima naudoti visą sezoną pakaitomis su skystu biohumusu. Visą tai mes patys naudojame mūsų gamtinėme ūkyje, viso to dėka mes jau 10 metų auginame kokybišką natūralų maistą ir siūlome tą daryti kitiems. Visą tai rasite parduotuvėlėje www.gamtinisdaržas.lt, nuorodas rasite tekste ties šio video. Linkiu gero ir sveiko derliaus, iki.